tarsi tą patį per tą patį. Žemaitaitis tikriausiai nėra pats kultūringiausias žmogus Seime. Aišku, kad tai, tik man tas kultūros nelabai davė Dievas. Po socdemų inicijuotų mainų Nemuno aušrai atiteko kultūros ministerija. Tiesa, dar neseniai Žemaitaitis šios ministerijos kratėsi. Viešai sakė, kad niekas dar nesutarta. Bet per savaitgalį nuomonė panašu pasikeitė. Žemaitaitis su žmona šventė vestuvių metinės Juodkrantėje. Iš laivo žiūrėjo į Kuršių marias ir klausė muzikos. Juodkrantėje stebėjo koncertą, kurį organizavo Edmundo Jakilaičio vadovaujama įmonė. Daddy was a milkman. Nuostabus grožis, nuostabia mūsų gamta. Renginiai Kuršių nerijoje Nidoje, kai aš sakau, galutinai mane ir prispaudė. Žemaitaitis pripažįsta, kad su kultūra jis turi mažai ką bendro. Tai nereiškia, kad aš ten gyvenu ją, tai nereiškia, kad aš valdovų rūmuose dalyvauju nuo ryto iki vakaro kiekvieno paveikslo ar meno kūrinio pristatyme. Į valdovų rūmus ateinu tada, kai baigėsi rinkimai, rinkimų naktį paskambino žurnalistai, kad 11 val. Valdovų rūmuose spaudos konferencija. Tačiau kaip ir energetikos srityje, kuri dabar atiteko socdemams, Žemaitaitis esą ruošia pokyčius ir kultūroje. Ta diena, kai jis palieka koaliciją, tą dieną jau spauda jo mažiau domėsis ir to prasidės partijos griuvimas. Ką siūlo į ministrus Žemaitaitis neatskleidžia. Tiesa, prezidentas jam dabar leidžia teikti partinius, nes Žemaitaitis atsisakė energetikos ministerijos. Vis dėlto TV3 šaltinių teigimu, į kultūros ministrus pasiūlytas jo bendražygis Ignotas Adamavičius. Aš Ignas Adamavičius, mes su šeima turim šviežių makaronų ir raviolių fabriką. Kuris turi daugiau bendro su makaronų gamybos kultūra nei Lietuvos aukštąja kultūra. Adamavičius mokėsi Čiurlionio menų mokykloje, pūtė tromboną. Ir kaip pats save pristato, Pilaitės parapiečiai jį sutinka bažnyčios chore. Jo širdžiai artima muzika ir dainavimas. Tėvynė dainų yra tojų, už ką tu mus šitai baudi. Partija neturėjo kažkokio tai ir labai stipraus didelio kultūros specialisto. Tad dabar į socdemų rankas Žemaitaitis atidavė energetiką. Taip jau teko, kad socialdemokratai atidavė prezidentui, o mes nenorėjome atiduoti. Viešai žinoma, kad kol energetikos ministerija buvo Nemuno aušros rankose, prezidentas ten norėjo matyti savo žmogų, Žygimantą Vaičiūną. Kol kas nežinau, ką premjerė yra apsisprendusi daryti, ar vis tik tai sudaryti galimybės Žygimantui Vaičiūnui tęsti darbą. TV3 šaltinių teigimu šių planų išsaugoti poste Vaičiūną Nausėda neatsisako ir dabar, kai energetika rūpinasi socialdemokratai. Kaip ir gamta, tai politika nemėgsta vakumo, kur vyriausybė ir valdančioji koalicija silpnėja, tuo prezidentas daugiau tvirtina savo galę ir daugiau mėgina užimti svarbių pareigų. Akivaizdu, kad tai yra vaikų darželis. Nėra stiprios koalicijos ir ant pirmo posūkio visa koalicija apsiverčia aukštyn kojom. Juolab Nausėdos rankose užsienio reikalų ministerija su Kęstučiu Budriu, jo buvusiu patarėju. Kai kuriems socialdemokratams dėl tokio didelio prezidento apetito trūksta kantrybė. Prezidentas nėra koalicijos partneris, nedalyvavo dėrybose ir neturi jokios galios paneigti naujosios valdančiosios daugumos susitarimą. Andriukaitis nesutinka, kad iš Žemaitaičio buvo atimta energetikos ministerija. Esą tam nebuvo pagrindo. Prezidentas atmetė Nemuno aušros kandidatūras į ministrus, nes esą galimi ministrai nebūtų tinkamai saugoję viešą interesą. Šiaip aš manau, kad prezidentas viršija savo konstitucinės kompetencijas. Žemaitaitis taip pat ieško pamainos aplinkos ministerijai, mat antras kartas pas Nausėdą Povilui Poderskiui nebuvo sėkmingas. TV3 šaltinių teigimu, Žemaitaitis neatsisako ankstesnių planų. Į ministrus premjeriai pasiūlė aplinkos viceministrą Kastytį Žuromską. Jie yra žmonės, jie yra gyvūnai, žinokit, nėra gyvūnai, kaip jūs norėtume daryti, jie vaikščiantis, jie yra politikai, veikiantis politiniam sferoje, tai jie yra kandidatai. Šią savaitę prezidentas Nausėda lankosi Jungtinėse tautose Niujorke, tačiau socdemai skuba patvirtinti pilną ministrų kabinetą. TV3 šaltiniai kalba, kad prezidentas su kandidatais galimai susitiks nuotoliu. Į kokį džiaugsmingą rytojų per skausmą ir kraują vedi.